Matot, matyt pas mus yra tas, ko aš nesuprantu, man tas labai jaučia. Bet žmonės nenori suvokti paprasto daikto, kad iki mūsų gimimo mūsų irgi nebuvo ir nieko nesitiko. Ta diena, kai mūsų nebus, man visi 100 metų, kas vyksta. Mes iš karto, reiškia, save įvarom į kažkokią baimę. O kodėl mes neįvarom save į džiaugsmą gyvenimą? Į saulės džiaugsmą matymo, į gėlių kvapą, į žmonės, su kuriais bendraunam. Vietoj to, kad, tegul ir žinau 100%, kad aš numirsiu, baigsiu kalbėti su jumis ir numirsiu. Tai kodėl nepakaifuoti iš tų pokalbių su jumis? Kodėl aš turiu paskutinį savo tą situaciją tiesiog prarasti? Reikia, žmonės nebeturi, kaip pasakau, gobšumo gyventi. Gerąją prasme, tai imt gyvenimą, saulę, džiaugsmą, meilę, nebeliko. Yra gobšumas kažkam tai, bet ne gyvenimui. Kaip mes vaikus auklėm, žiūrėk, tu mokykis, nes kada nors būsi daktaru. Tu mokykis arba ten daryk kažką, nes tu būsi... Tai tu dabar, juk dabar vaikas asmenybė. Kai mano anūkai sako, seneli, ką darysim? Ką norit? Sakau. Kaip tai, ką norit? Ką norit? Sakau, norit langus išdaužykit. Kaip tai? Sakau, tai ne, mes nenorim. Tai nesvarbu, aš tik sakau, kad darykit, ką norit. Ir paskui, kai atiduodi tėvams, sakau, tai kad jie, sakau, koks mano reikalas, jis yra pasakęs. Jie nors laimingi šiandien pabuvo su jumis, tai įvaryti į kampą sėdi. Tai va, žmogus įvaro save į kampą ir sako, aš nelaimingas, aš nesižiūriu. O kas dėl to kaltas? Todėl, kad tu užsigrūzinai rytdieną, užsikroviai tą krūvį, naštą, kurios net tu nežinai dar, bet tu jau nuo jos sulinkai. Kaip pas mus žmonės vaikšto, jūs matėt kaip gatvė? Visi eina ir žiūri į žemę. Šitai klausiu, ko jūs ieškot? Galvojat, kad kas $100 pametė? Kaip tai? Ir jūs pakelkit galvą ir pats pavažiuokit pakėlęs galvą, žiūrėdamas į horizontą ir aukščiau. Jūsų kvėpavimas pagerės, jūsų kraujotaka pagerės, jūsų šypsena atsiras. Tai kažkas sako, o jeigu aš nugriūsiu, sakau, tai ir griūk taip va tiesiai, matydamas, kas priekyje yra. Tai mes nenorim. Šiandien, ką tu dabar darai? Dirbu. Labai daug darbo turiu. Kam tu taip daug dirbi? Tai užsidirbsiu pinigų, kažką darysiu. Sakau, jeigu tu bedirbdamas taip ir nespėsi jų panaudoti. Čia kažkaip negerai. Tai ką daryti? Sakau, turi pinigų, aš jau turiu, eik naudoti. Suprantat, kažkodėl atrodo, kad rytoj bus gerai. O kai paklausi, kas šiandien gerai, niekas neatsako. Aš visą laiką klausiu, ligonis, kuris sako, arba žmogus, kuris sako, man blogai viskas. Man viskas blogai. Nematau nieko šviesaus. Sakau, pabandykim surasti 5 geras emocijas šiandien dieną. Daktarė sako, neįmanoma. Ir pradedam. Ir pasirodo yra. Sakau, girdėt paukščiukų šiandien? Girdėjau, fainai buvo. Sakau, vienas. Su žmona gražiai įsisveikinam. Pasibučiavom, fainai buvo. Antras. Tai bet čia smulkmenos. Čia nesmulkmenos. Čia geras emocijos. Čia džiaugsmas. Sėdi žmogus namuose, liūdna, blogai. Turi draugų? Turiu. Kodėl nesusitiktų? O jeigu susitiktų, būtų gerai? Gerai. Nieko nepadariau, kad būtų gerai, sėdžiu verkiu, kad blogai. Taip ir su liga. Susirgau. Kodėl staiga onkologinė liga, kažkokia stigma, jau čia viskas. 100 pasveiko. 100 pragyveno laikotarpius daugiau negu kažkas pasakė. Ne? 100 pasveiko, ne tai, kad pragyveno. 1000 pasveiko, 100 tūkstančių. Bet čia tai nerodiklis. Kaimynas numirė. Kokia liga sirgo? Tokia kaip tau? Ne. Kažkokiu ten vėžiu sirgo. Kaip mes visus vienodai sulyginam.